Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu pranešėją ponę Morgan ir dėkingas kolegoms šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Šis dokumentas tai žingsnis į vieningos ir konkurencingos ES energetinės rinkos kūrimo. Turime jį žengti, nes tai neišvengiama sąlyga, norint užtikrinti konkurenciją rinkoje ir vartotojų interesus. Pataisytas dokumentas, manau, didelė dalimi atitiks daugelio valstybių narių strateginius siekius energetikos politikoje, tai yra sukurti efektyvią ir integruotą ES vidaus rinką. Paliesiu tik kelis aspektus. Pirmas. Direktyvos kontekste svarbus išlieka energijos tiekimo saugumo klausimas. Elektros jungtims likviduosančioms energetinės salas, tokias kaip Lietuva su kitomis Baltijos valstybėmis bei kitus regionus, svarbu ir politinė valia, ir ES bendra politika pagrįsta bendrais finansais. Privalome ne tik kalbėti, bet ir įgyvendinti tinklų operatorių bendradarbiavimo idėją, peraugančią į idėją turėti bendrą europinę elektros tiekimo tinklų bendrovę. Todėl prašau paremti 168 pataisą. Tai padėtų spręsti ir jungčių klausimus. Antra, be abejo, labai svarbus abipusiško principo taikymas santykiuose su trečiųjų šalių rinkos žaidėjais. Trečia, Europinės agentūros įsteigimas padės bendradarbiavimui tarp nacionalinių reguliuotojų, prisidės prie energetikos vidaus rinkos konsolidavimo. Agentūrai turi būti suteikta pakankamai galių ir savarankiškumo. Ketvirta, ypač svarbus nacionalinių reguliuotojų nepriklausomumo užtikrinimas. Jų narių paskirimas turi būti skaidrus ir atviras, o veikla visiškai nepriklausoma nuo politikų ir vykdomosios valdžios. Visų valstybių narių reguliavimo institucijų įgaliojimai turėtų būti suderinti. Žingsnis po žingsnio sukursime ir bendrą rinką, ir bendrą energetikos politiką, užtikrinančią tiekimo saugumą bei optimalią priimtiną kainą visiems vartotojams. Norisi tą padaryti greičiau. Ačiū.